Pažiūrėkime, kaip patogiai programoje lengva skaita atliekamas operacijų generavimas pagal šablonus. Jeigu programos pardavimų valdymo modulyje nuolat registruojamos vienodos operacijos, tai naudojant operacijų generavimą pagal šablonus, šis procesas taps žymiai lengvesniu ir greitesniu. Šią programos galimybę iliustruosime konkrečiu pavyzdžiu. Tarkim, įmonė nuomoja patalpas. Klientams nuomininkams nuolatos periodiškai išrašomos vienodos sąskaitos už suteiktas paslaugas. Prieš sukuriant šabloną įvedamos šabloninės operacijos. Pavyzdžiui, klientų paraiškos. Jose įvedama nuolat išrašomų sąskaitų informacija. Partneris, mokestis, kita bendroji informacija ir parduodamų prekių sąrašas. Tuomet sukuriamas autošablonas. Šablonui nurodomas jo galiojimo laikas ir priskiriamos šabloninės operacijos. Kiekvienai operacijai nurodomas jos galiojimo laikotarpis ir pagal ją generuojamos operacijos tipas. Pavyzdžiui, pagal šį šabloną klientui auksarankiai visus 2012 metus bus automatiškai generuojamos pardavimų operacijos. Šių pardavimų informacija bus kopijuojama iš nurodytos kliento paraiškos operacijos. Šablone nurodomas pasikartojimas, tai automatiškai generuojamų operacijų periodiškumas. Mūsų pavyzdyje nurodytas pasikartojimas kiekvieno mėnesio paskutinę dieną, taigi pardavimai bus generuojami paskutiniai kiekvieno mėnesio dienai. Šablono pasikartojimą galima nurodyti įvairiais būdais, pavyzdžiui, kiekvieną trečiadienį, paskutinę kiekvieną mėnesio darbo dieną ir panašiai. Sukūrus autošabloną, periodinių operacijų generavimas atliekamas vienu mygtuko paspaudimu. Paspaudus automatinio operacijų generavimo mygtuką, belieka nurodyti operacijų generavimo datą. Paspaudus mygtuką generuoti atliekamas automatinis operacijų generavimas pagal šabloną. Pardavimų valdymo modulyje matomos automatiškai sukurtos pardavimų operacijos. Jų data paskutinė sausio mėnesio diena. Informacija apie šių operacijų sukūrimo būdą matoma jų informacijoje. Lauke kilmė matomas tekstas, sugeneruota pagal auto šablonus. Taigi, naudodami operacijų generavimo pagal auto šablonus, periodiškai pasikartojančias operacijas įvesite greičiau, tiksliau ir patogiau.